Sveiki, turim G30 18 metų. Reikia man pakeisti kardanui pakabinamai guolį. Aš viską jau nusardęs. Kardanas jau ant stalo. Štai pakabinamasis guolis. Viduj guolis ant toks ant gumos su laikikliu. Visa esmė, kodėl sugalvojau nufilmuoti vis dėlto, nes susidūriau su problemėlė, kad nėjo atjungti kardaną. Kardanas iš dviejų dalių. Kartais būna tokia kaip apsauginė veržlė, atlaisvinti, išsimauna kardanas. F serijai būna čia kryžmės viduj varžtas, atlaisvina į varžtą ir išsimauna. O čia buvo tokie viduj fiksai. Visada nepamirškit prieš atsijungiant kardaną pasižymėti dantukas į dantuką, kad nepabėgtų balansyrai, nes kardanai yra subalansuoti tarpusavyje. Vat vienas svarelis, čia bus vat tas svarelis, kad nepabėgtų balansyras, nes jie yra sumauti ant staklių subalansuoti. Ir visada pasižymėm, kad dantukas į dantuką sueitų atgal. Visa esmė, taip stovi, viskas taip stovi. Kabinamasis, čia sumautas kardanas. Oi, iki šiol. Pakabinamasis užsipresuoja čia, kaip ir buvau susidūręs, su tokiu sujungimu nebuvau susidūręs, jis tiesiog sumautas. Tai aš čia yra ta dar gumelė tokia, aš ją užsimoviau ant viršaus, jinai apsauginė, apsaugo čia plicus. Ir visaip mėginau nukalti, netgi guolį, nusikaliau guolį, galvojau su guoliaviete, kad čia nepažeist, neužkalinėti, galvojau nusimaunu, nusikalu guolį, jis yra tada ant ašies. Guoliavietė remiasi į tą vietą ir kalinėjau taip, visaip nenusikalė. Tada jau buvau netgi supykęs, iškau informacijos, kas svarbiausia. Neradau informacijos. Radau 2 video. Vieną video vat, mėginau tai padaryti, kad kaip yra sumauta, tai guolį nukaliai ir kartu su guoliu tada guoliavietė remiasi ir nukalinėjai. Ir žmogui tiesiog lengvai nusikalė. Mėginau, niekas nepavyko. Taigi mėginau taip pat kalti, kad visa esmė taip, kad su guoliu kartu nukalinėti tą nepavyko niekaip. Trankiau šitą guolį. Pirmiausia, aišku, guolį nusikaliau guolį nuo savo vietos, tada, kad jis su guoliu eitų ir nusikaltų. Niekaip nepavyko. Kitas video buvo, darbavo žmogus ant žemės, su kardanais ten darbavos, kamerą pasidėjęs ir mėgina su rankom nutraukti kardaną, atjungti jos, su rankom mėgina, nepavyksta. Ir tada dingo iš kadro ir filmuoja, kaip ant stalo jau numautas. O kaip numovė ir panašiai, kodėl negalėjau papasakoti. Tai, bet pamačiau pas jį, kad vat yra tokie fiksai. Ir iškart supratau, kad jie fiksuoja laiko ir juos kažkaip atfiksuoti neina, per prievartą mauti arba nulūš, arba atsifiksuos. Tai vat mums pavyko, viskas gražu, nesulūžo, atsifiksavo. Tai va taip, info neradau, tai iškart jums pasakoju, kas darysit G serijos, F-kem visai kitaip, paprasčiau, varžtelis čia yra. Apie dar senesnius modelius iš vis, nėra problemų niekada buvo. Čia tai buvo problemėlė ir slankiojas iš šlicų, bet neduoda pilnai ištraukti. Parodysiu ant kameros, kaip kolega pasikvietęs dviese, vienas palaikė, kitas pakalė, kaip mes padarėm principą. Va tai buvo viskas ir vienas laikė, o aš va ta guolis. Tas guolis buvo nukritęs, vienas laikė prikėlęs ir per tą guolį, jau smarkiai kaliau ir išsimovė. O kiek ant stalo mėginau išsikalti, niekaip nepavyko. Tai vat, toks galbūt lengvas būdas. Ir dabar žinosit ir jūs, kad yra fiksatorius. Išoriai tokie dantukai plastikiniai, o gilin ten fiksuojasi tie dantukai, nes susikiša vis tiek. Jie susikiša maždaug gal tiek išsitraukia max ir daugiau nebeišsitraukia. Kažkas tokio jo. Ir ties, kad tik išsifiksuoja, tie įsifiksuoja čia kažkur gilin. Ir ten viduj žiūrint, iš
šlicai čia baigėsi ir kaip nebėra tų šlicų. Tai vat tas pačiam gale ir išsifiksuoja ir neduoda. Jis duoda kažkiek atslankioti, o išmaut pilnai neduoda ir atrodo sustoja. Ir mėginau per video irgi, kai žiūrėjau, mėgino atjungti, nepavyko ir po to rodo atjungtą. Ir nepakomentavo. Sustumu. Ir... Oba. Jei. Plasmasiniai klipsai. Jie vat užsispaust lengvai, užsispaudžia, kai reikia suvažiuoti, o vat nusimaut neduoda, nes yra sijonėlis toks. Bet per iš jėgos ją klukt atsifiksuoja. Iškart užsidedam šitą, daugiau nieko netrūksta. Tada susirandam savo, kur mūsų žymėjimas, linija. Persidėtas sijonėlis, bet taip ir turi būti. Jis apsaugoja šlicus nuo šiukšlių. Toks tas darbelis su kardanu, keičiant pakabinamą į guolį. Pradžių, kol sugalvojom sunkų būdą, kaip padarėm, sugalvojom pasukę smegeninę dar geresnį būdą. Tai nėra taip sunku, paėmei, kai žinai jau kaip trukt ir atjungia jį. Tikiuosi, aš pagelbėsiu jums. Iki sekančių.